Auto ilgalaikė. Auto trumpalaikė. Auto verslo nuoma. Admita. Ne tik raktelį rankoje. Tikite, atrodo, sugrįžote rungtynes, bet galiausiai tas prarastas kamuolys ir paskutinė tokia, kaip atrodo toks rungtynės laukia. Jo, tokios tikrai nesitikėjom jų lengvų, kad bus kaip Turkija, žinom, kad jie atvažiuos pasiruošę ir į formą jie, sakyčiau, gal kažkiek prastai pradėjom, tokie atrodėm labai lėti, bet paskui grįžom ir aišku, gale čia praradom tą kamuolį, bet galvoju, tos rungtynės išeis į naudą, nes tikrai čempionate galbūt bus tokių momentų ir gera patirtis ir galėsim būti pasimokę, jeigu... 9 sekundės paskutinėje atakai, kokia buvo idėja nubraižyta viršutės paskutinėje? Nieko, paprasčiausiai +1, tai tiesiog reikia išsimest kamuolį ir turbūt bus bauda, tai nepavyko, bet daug, geros pamokos. Ferenas Šinkūnas šiandien labai daug stipriai baudė po krepšių rinktinę, kas kuom galbūt jisai skiriasi nuo to, kad yra Turkijai. Ar tu supratai apie tą tokį NBA lygio žaidėją? Tai akivaizdu matėm, kad du skirtingi žmonės. Nežinau, kiek jis ten sportavęs buvo, nesportavęs, bet tikrai matosi formą ir NBA tokius skaičius renka, tai tikrai sunku įstatyti ir matėm šiam. Klausimas skirtas labai gynėjus ir Larkino, kaip jau šį pamatės ir startą, kaip manai pavyko gerai čia. Aišku, ne kiekvieną dieną sutinku tokius gynėjus, tokius taikius greitus, tai vėlgi nėra lengva, bet stengias maksimaliai apsunkinti to. Nežinau, išėjo, neišėjo, tai čia stengiausi kiek įmanoma. Paprasčiausiai detalės, manau, kad nežinau kaip ten buvo, gal kažkur užtvaros nebuvo, kažkur kažkas pakilo, tai vėlgi žiūrėsim ir reikia pasimokyti tiesiog iš to ir viskas. Apie Joną Valančiūno vaidmenį, šiek tiek daugiau žaidė negu praėjusiuose mačuose. Kaip galvoji pavyksta įeiti tą žaidimą su Jonu, kaip atrodo tas žaidimas žaidėjas? Tai gerai, matom, kad tikrai jisai mūsų lyderis yra ir tikrai sunku stabdyti kiekvienam, aš manau. Tai vėlgi, kaip jis antruoja, tai kažkas, manau, tikrai jis dvigubint, tai kitieji laisvesni bus ir tikrai Jonas įnėjo į formą ir manau tikrai solidžiai žaidžia. Lietuva turėjo mintis negynės, Lokojo Kumarkis, taškai iškėlės, Šventaras Viskas Maževičius. Šiandien daug ko pridarė, taškų ir kamuolių ir asistų. Kaip tau iš plano atrodo jo šitas pasirengimas ciklas rinktinė ir ar galvoji, kad jisai ir bus esminė priežastis Europos čempionate sėkmės, ar bus geras čempionatas ar ne? Tai gerai, Rokas po gero sezono atvažiavo, matos, tikrai su pasitikėjimu. Auto ilgalaikė. Auto trumpalaikė. Tikrai nebijo imtis tos iniciatyvos ir tikrai yra gero lygio žaidėjas. Ne tik raktelį rankoje. Tikrai, manau, akivaizdu, kad tokiais lemiamais momentais kamuolys bus jo rankose ir labai, manau, daug kas priklausys nuo jo. Pasakėjai, šaltas pralaimėjimas išeis į naudą, kodėl taip galvoji? Manau, daug geriau tokios rungtynės negu kad, nežinau, kai buvo Turkijai, kad plius 20-30 ir realiai iš jų nieko negali pasiimti gero. Dabar, manau, tiek treneriai, tiek mes pamatysim daug epizodų, kur galbūt pirmoj pusėje buvo per lengvai leidom, taip pat čia gale ir pasimokysim iš to. Jūs atidavėt pergalę, ar jie pasiėmė? Čia toks klausimas. Tiesiog, kiekviena komanda norėjo laimėti, tiesiog jie laimės ką, tai nežinau. Neatsakys, nei taip. Būsimas rungtynės, jūsų galvos svarbios su Islandu? Manau, kiekvienos rungtynės svarbios, jeigu jos yra. Ar tai yra tas 12 pasirinkimas ar pats? Nėra svarbu, čia prieš kiekvieną komandą einam 100% ir manau, važiuojam nusiteikę atiduoti 100% ir jas laimėti. Galbūt ne jums klausimas, bet vis dėlto klausimas. Ar jaučiasi įtampa dėl tų 15 žaidėjų ir dėl tų 3, kurių bus atsistatyti? Aš net nežinau, komandai atrodo nesijaučia, nežinau, gal čia kiekvienam skirtingai, bet
visi dirbam dėl vieno tikslo, nesvarbu kas kiek žaidžia, daugiau, mažiau, tai visi siekiam, kaip minėjau, 100% atsiduoti, rodyti, ką gali geriausiai ir tiek per treniruotės, tiek per varžybas. Dirbam savo darbą. Tai nėra to tokio veržlumo? Ne, nemanau, nepasakyčiau. Nepaisant to, kad prieš paskutinės rungtynės kontrolinės ir gan pajėgus aprovas, bet vis dar matom tų eksperimentų gan nemažai. Ir Marekas pirmoji pusė žaidžia, Viras sėdi, antroji pusė Viras pakyla, Marekas mažiau žaidžia. Nes norėtų galbūt šiek tiek daugiau jau to aiškumo, kas bus Europos čempionate rotacijos. Aš nežinau, čia yra trenerių darbas, jie kontroliuoja tą procesą ir mes žaidėjai tiesiog ateinam į rungtynės ir nesvarbu kiek žaisim, kur žaisim. Turim 100% rodyti save ir viskas, o čia tie klausimai, tai nežinau, čia treneriam ir nežinau, ekspertam. Auto ilgalaikė. Auto trumpalaikė. Auto verslo nuoma. Admita. Ne tik rakteliai rankoje.